Sveiki. Šitą įrašą reikėtų pamatyti visiems sergantiems vėžiu. Prašau manęs labai neteisti, aš padariau tokį mėgėjišką dubliažą, kaip gavosi jau taip. O pasibaigus įrašui, pabaigoje dar bus mano trumpas komentaras. Добрый вечер. Labas vakaras. Aš esu daktaras Simončinė, gydytojas onkologas. Aš džiaugiuosi, kad galiu jūs supažindinti su mūsų onkologinių tyrinėjimų rezultatais. Нашего онкологического исследования. Вы давно проводите исследования? Gydytoja klausia, ar jūs senai atliekate tyrimą šioje srityje? Kokie jūsų rezultatai? После многолетних Simončinė исследований я atsako, пришел к выводу, po ilgamečių tyrimų что рак – это aš padariau инфекция. išvadą, kad vėžys tai infekcija, grybelinė infekcija. Я Aš никогда niekada не netikėjau, верил, kad что genetika является yra vėžio причиной atsiradimo возникновения priežastis. рака. Я пришел к выводу, и длительные исследования Aš priejau išvados ir ilgalaikiai tyrinėjimai ir sėkmingi rezultatai patvirtina mano teoriją, а именно kad vėžys atsiranda dėl grybelio, o būtent grybelio kandida visose jo variacijose. Tai ką, augliai atsiranda ne dėl nenormalių ląstelių dauginimosi, kaip tvirtina tradicinė onkologija, paprasčiausiai dėl grybelinės infekcijos? Un'infezione fungina? Sì, secondo me è un'infezione fungina. Infatti io sono partito dal fatto che un'altra infezione fungina che non viene riconosciuta Būtent taip, aš sužinojau, kad grybelinė infekcija ir psoriazė atsiranda dėl grybelio kandida. in questa maniera anche un'altra malattia definita inguaribile, il tumore, in realtà è causato dalla candida. Auglių priežastis gali būti tokia pati, pagalvojau aš tada. Teorija apie nenormalų ląstelių dauginimąsi egzistuoja jau apie 100 metų, но не подтверждается bet ši teorija moksliniais tyrimais niekada nebuvo patvirtinta. негативные последствия. Ir visą tą laiką negatyvios pasiekmės siaubingos. 6,5 миллионов людей. Nuo vėžio kasmet miršta apie 8,5 milijonų žmonių. 100 лет онкологических исследований. Praėjus 100 metų nuo tyrimo pradžios, tikroji vėžio priežastis iki šiol nenustatyta. Che si sia riusciti ad avere il benché minimo spiraglio. Visi, ir ne tik gydytojai, kalba apie tyrinėjimus, apie auglius. Bet ar kas nors matė vėžį? Sta di cancro, il tumore sta sulla bocca di tutti, gli addetti ai lavori e non addetti ai lavori, però Kad pratęsti pokalbį tą temą, Как дальше разговаривать Pasižiūrėkime. об этой теме. io credo che sia opportuno, prima di parlare di un soggetto, tai kolonoskopija storosios žarnos. Толстой кишки. Čia matosi data. Дата. Šita masė tai auglys, kuris iššaukia intostralinę okliuziją. Которая вызывает Tai vėžinis auglys ir jis aiškiai raudonas. раковая опухоль. И она заметно красная. Мы промоем ее. Mes jį praplausime. Я считаю, что красный цвет – последняя стадия реакции организма. Aš skaitau, kad raudona spalva tai organizmo reakcijos paskutinė stadija. e apparentemente è rosso. Poi dopo però, andando avanti con dei lavaggi preliminari, piano piano si vede cosa c'è sotto il rosso, che secondo me Čia matome, kai vieta praplaunama paprastu Как vandeniu место промывается ir обычной palaipsniui водой. tampa matomos baltos grybelių kolonijos. И постепенно становится Čia заметно, puikiai matome grybelių agresiją ir kaip audiniai reaguoja į grybelių masę. видно агрессия грибков Pasiekme jie užkimšdamos žarną. на грибковую массу. Застопориванием кишки вследствие этого. l'invasione fungina. È questa che determina la reazione di difesa che porta alla massa totale e è questa che Если взглянуть дальше, Jeigu pažiūrėsime toliau, absoliučiai baltos kolonijos, если мы grybelių продолжим kolonijos. колоноскопию, здесь опять Jeigu pratęsime kolonoskopiją, čia vėl matysime grybelių kolonijas. sono appunto le colonie fungine e si va avanti in questa, diciamo, con questa coloscopia, ecco si vedono bene le colonie, e in questa, appunto in questo periodo, il 26 aprile, viene fatta un trattamento 26 balandžio 2002 metais pradėtas gydimas 20 procentų natrio bikarbonato tirpalu.
Tai yra 200 gramų natrio bikarbonato vienam litrui vandens. Mes pratęsime ir pamatysime, kas bus atlikus praplovimo natrio bikarbonatu. Il giorno dopo, già da lontano si comincia a vedere che l'intestino si apre, avvicinandosi. Dopo un giorno si vede che Sekančią dieną, 27 balandžio, mes matome, kaip atsiveria žarnos kanalas. Как Auglio masė открывается sumažėjo канал. ir kanalas vėl Видно, как atviras. это место увеличилось на следующий день. voglio sottolineare che Масса уменьшилась, и кишечный канал вновь открыт. terminato da colonie. Я хочу Aš noriu pabrėžti, kad auglys atsirado dėl baltų kolonijų. Sostiene che l'impazzimento cellulare non ha nulla a che vedere. Gydytoja klausė, jūs norite pasakyti, kad nenormalus ląstelių dauginimasis neturi įtakos auglio atsiradimui. Nenormalus ląstelių dauginimasis yra prasimanimas, hipotezė, nepatvirtinta išsamiais tyrimais. Kad parodyti dar kartą, kaip atrodo vėžio auglys, mes pažiūrėsime bronchoskopiją. бронхоскопию. Per kvėpavimo takus mes pateksime į bronchus. Сразу зайдем в бронхи. Здесь Čia kvėpavimo takai atsišakoja. Mes iš lėto leidžiamės žemyn ir matome, kaip atrodo plaučių vėžys. Šiuo atveju adenokarcinoma. аденокарцинома. Здесь видно, как пациент Čia matome, kaip pacientas kosėja dėl atliekamo tyrimo. Čia matome baltą masę. белая масса. Ir šiuo atveju auglys yra iš baltos masės. Опухоль состоит из Toliau белой vėl массы. matome baltąją masę. Далее вновь видна белая Matome масса. 4 bronchus su balta mase. Pažiūrėkite, štai dar viena. Гляньте, Gerai вот matoma еще одна. šioje bronchoskopijoje. Хорошо видна на этой бронхоскопии. Опухоли Augliai всегда visada белые. balti. Вот виден еще Štai один matome бронх dar с vieną белой bronchą массой. su balta mase. Продолжить, vedete un'altra visualizzazione di un altro bronco di если продолжить, цвет станет еще яснее. Смотрите. Это фотографии Šita bronchoskopija tai vienas iš 4 seansų, gydant natrio bikarbonatu. бикарбонатом Čia vėl matome baltą vėžinę masę viename iš bronchų. Dopo l'episodio, guardate anche quest'altra massa e praticamente qua Здесь вновь видна такая же белая масса в одном из бронхов. Раковая опухоль. Сейчас Dabar мы перейдем pereisime к prie фотографии kito video другой bronchoskopijos. ecco бронхоскопии. questa, così entra lo stesso sempre trachea, Видна воздушная Matome kvėpavimo takus, основной бронх. pagrindinį bronchą ir išsišakojimus. diramazione, ecco si entra e voi vedrete Ir po 4 seansų, gydant natrio bikarbonatu, Бикарбонатом baltų натрия auglių mes daugiau nematome. больше не видна. Ее нет. Jų tiesiog nėra. Tai yra aprašyta ir mano knygoje. Это грибок. Vėžys tai grybelis. Но эти фотографии Bet šie vaizdai labiau akivaizdus. жидкость, которую Skystis, видно, kurį matome, это бикарбонат tai natrio натрия. bikarbonatas, Белая масса o baltoji masė iš bronchų pradingo. после 4 сеансов Viso labo 4 praplovimai. полностью исчезли. Всего 4 промывания. i vari bronchi, il bianco praticamente non si vede più. Beh, solo 4, ecco, che prima c'era qui. Обычно Paprastai reikia 3-4 praplovimų, kad sumažinti baltų kolonijų skaičių. Ir po 4-5 seansų jos išnyksta. сеансов они Šiuo исчезают. atveju užteko 4 seansų, Здесь хватило kad juos 4 visiškai сеансов, pašalinti iš bronchų. чтобы полностью удалить их из бронхов. Ma sono state sufficienti per la pulizia completa. Adesso vediamo un'altra immagine, un'altra Mes dar pažiūrėsime kitus video. laparoscopia, cioè si entra dentro, Čia atliekama teraskopija Проводится ir mes įeiname į krūtinės lastos vidų. и мы Krūtinės входим lasta внутрь visa грудной balta. клетки. Ir čia balti augliai. Белая. Pažiūrėkite į šias kolonijas. Baltos kaip lemputės ant На lubų. эти нагромождения. Белые, как лампы, на потолке. Net kolegos daktarai dažnai į jas nekreipia На dėmesio. нее не смотрят, на эту O jas белую būtina массу, ištirti. замечают ее. spesso tanti colleghi non Важно Ir исследовать. būtina prisiminti apie jų spalvą. Необходимо не забывать о цвете. Po savaitės endoskopija turės duoti konkretų rezultatą. Определенный результат. И мы видим, Ir mes matome, kad krūtinės ląstelės vėl raudonos. все отлично Viskas очищено. puikiai išvalyta. Это не опухоль. Tai ne auglys.
o krūtinės audinio reakciją į gydymą. Susseguente, che sarebbe Dabar mes įeisime į krūtinės ląstą iš kito taško. vedere che la pleura è rossa. Il bicarbonato Viskas, kas sveika, raudonos spalvos. Хорошего красного цвета. Natrio bikarbonatas sunaikino viską, kas buvo balta. Бикарбонат натрия уничтожил все белое. Auglys visada būna baltas. Белое. siamo entrati da un altro punto perché non si entrava, c'erano delle aderenze. Guardate, tutta Atlikę teraskopiją, pereisime prie Мы gastroskopijos. перейдем к фотографиям гастроскопии. Vediamo adesso, questa è una gastroscopia, guardate, questa gastroscopia di una persona affetta da tumore dello stomaco, si rivedono Сейчас мы смотрим на гастроскопию. e c'era un collega Tai skrandis Это paciento, смотр kuris turi пациента с auglį. опухолью. И здесь вы видите белые Čia jūs matote baltas kolonijas. Один мой коллега из Северной Vienas mano Италии kolega как-то сказал, iš Šiaurės Italijos kartą pasakė, jeigu aš matau paciento skrandyje grybelį kandidą, mano diagnozė vienareikšmiška – vėžys. È sempre la candida che attacca l'uomo? на человека Klausia всегда gydytojo, нападает грибок žmogų кандида. puola visada grybelis Существуют kandida, другие грибки. ar egzistuoja ir kitos rūšys? che determina le infezioni fungine e anche i tumori nell'uomo. Atsakymas – kandida sužadina ligas ir auglius. У людей. Tai visada grybelį kandida, o visi kiti grybeliai yra giminingi grybeliui kandida. L'uomo variano tra di loro nell'ordine di qualche percentuale di Опухоли у людей вызывают всегда грибок кандида. Com'è possibile che, perché nei reparti oncologici comunque diciamo le infezioni da candida sono note ormai da anni, com'è possibile che nessuno Klausia, kodėl tai nebuvo atskleista anksčiau. Grybelių infekcijos žinomos daugybę metų. Kodėl niekas neatskleidė, kad kandida yra vėžio priežastis? Причиной рака. individuata nei reparti oncologici con costante rinvenimento Grybelis kandida visada randamas pas pacientus. Его находят Jį у aptinka 97-98%. pas 97-98 procentus pacientų. il problema è che l'interpretazione che è sbagliata perché si pensa che il tumore debiliti la persona Каждое исследование Svarbu teisingai paaiškinti. грибка кандида. Neteisinga manyti, kad pirmiausia atsirado vėžys, o vėliau Думать, kandida. что сперва появился рак, а затем Mano hipotezė – pirmiausia atsiranda kandida, patenka į organizmą ir sukelia auglį. Grybelis kandida jau yra. Svarbu teisingai paaiškinti. важно правильное объяснение. dopo è solo una interpretazione secondo me fallace. Ma quindi tutti diciamo, gli esami istologici che noi aspettiamo con trepidazione, che O kaip tie vėžio tyrimai, kurie atliekami ir visiems atrodo autoritetingi? Atsakymas. Histologijoje aprašyta tik tai apie tai, kaip audiniai bando apsiginti nuo grybelio agresijos. Jeigu grybelis sunaikina audinius, audiniai sukurs papildomų ląstelių, Для предотвращения kad užkirsti kelią prasiskverbimui. Например, если кандида Pavyzdžiui, находится в печени, jeigu kandida yra kepenyse, гепатокарцинома. atsiranda hepatokarcinoma. Delle cellule del fegato e quindi avremo l'epatocarcinoma. В мозге Va nel cervello avremo подобные проникновения Smegenyse вызывают analogiškas глиобластому. prasiskverbimas iššaukia gliobastomą. bronchi avremo l'adenocarcinoma. La configurazione istologica Bronchuose Мезотелиома. mezotelioma. Nėra nie kalbos apie nenormalų ląstelių Нормальное dauginimąsi. деление клеток. Tai apsauginis mechanizmas. Защитный механизм. Tai yra esminis dalykas. Суть Onkologinių tyrimų esmė. istologica nei confronti del cancro. quindi in pratica le famose alterazioni genetiche che vengono riscontrate nei tessuti Kokį vaidmenį atlieka žinomas anomalinės genetinės ląstelių dauginimasis? Che secondo me possono essere delle reazioni Aš manau, to neegzistuoja. не существует. Ląstelių dauginimasis tai reakcija į ekstremalų spaudimą, Экстремальное давление. kurį suteikia audiniams šansą atsilaikyti grybelio įsibrovimui. Стоять грибковому вторжению. senza andare nel tumore o nella candida. Несомненно, Be jokių abejonių, ląstelės auga, kad galėtų apsiginti, чтобы сопротивляться kad galėtų pasipriešinti grybeliams. Они делятся. Jos dauginasi, kad pasipriešintų įsibrovimui. Bet jos nėra vėžio priežastimi. Причиной рака. Almeno nei primi stadi per difendere. ma quindi in pratica adesso Jūsų atradimas visiškai paneigia onkologinių tyrimų pagrindinius punktus. Что вы советуете? Ką jūs patarsite? Koks turi būti sprendimas В чем решение, jūsų по nuomonė? вашему мнению? aspetta Come soluzione
Atsakymas - sunaikinti grybelinės kolonijas, kurios iššaukia vėžį, bet ne įprastų gydymų. Pati efektyviausia priemonė kova su grybeliais šiuo metu yra natrio bikarbonatas. Jį būtina naudoti teisingai, sunormuota, kaip galima giliau audiniuose, kad jis galėtų tiesiogiai kontaktuoti su grybelių kolonijomis. Kaip mes jau matėme. Ir pasikartosiu, natrio bikarbonatas turi tiesiogiai kontaktuoti su audiniais. Tai labai svarbu. Todėl jau 100 metų tyrinėjimų neįsprendė šios problemos. Kasmet nuo vėžio miršta virš 8 milijonų žmonių. Daromi kažkokie eksperimentai, jie patenka į naujienas, tačiau tos naujienos, atsirandančios kas 4-5 mėnesius, dar nedavė jokių rezultatų. Reikia prabusti ir atsimerkti, kad viskas, ką skaitome naujienose ir matome per televiziją, iš esmės yra melas, kurį diktuoja valdžia. Jie parodo tik tai, ką mums galima žinoti. Aš manau, šioje sferoje gydytojai turi padaryti revoliuciją. Gydytojai puikiai žino, kas daroma ne taip. Žino, kad visi onkologiniai tyrimai yra viena didelė nesėkmė. Žino, kad visi tyrimai yra ištisas melas. Jie turi pripažinti, kad per 100 metų nieko nepasiekta. Kaip Jūs manote, kaip turėtų gydytis vėžio sergantis pacientas? Как вы считаете, как должен лечиться пациент, больной раком? Лично я Asmeniškai aš pasiekiau puikių rezultatų, duodamas pacientams natrio bikarbonato, įvesdamas jį tiesiogiai į kontaktą su grybeliu. Odos vėžiui mes naudojame jodo atrinktūrą. Tai sprendimai kiekvienam pacientui individualiai. Ir mes turime padėti žmonėms suprasti, kad viskas, ką girdime per radiją ir televiziją, manipuliacinė informacija. Mes privalome gydytojus priversti pripažinti, kad jie platina neteisingą informaciją onkologijos srityje. что они способствуют распространению неверной информации в области онкологии. Только врачи знают достаточно о раке, чтобы покончить с существующими теориями. Taigi, mėly lietuviai, kol mūsų valdžia aklai klauso visų pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijų, tokiais metodais nuo vėžio jūsų niekas negydys. Jūs ir toliau būsite žudomi chemijos terapijomis ir jums bus duodami atitinkami patarimai. Štai kaip šitos organizacijos Pola, kuri imituoja rūpestį sergančiais vėžiu. O dabar pažiūrėkime toliau. Pasižiūrėkite į pasaulio sveikatos organizacijos prezidentą. Čia tas pats? Čia PSO vadas. Eiktų. Tai. Gal ne tas pats? Nu kaip, nu jis, nu. Ar žinote, kad šitas žmogus anksčiau yra dirbęs Bilo Geitso fonde? Kaip jums tai patinka? To paties Bilo Geitso, kuris stengiasi sumažinti žmonių skaičių Žemėje. Štai tokios sąsajos. Bet nesistebėkite, kad šiuo metu ir vėžys neišgydomas. Ir taikomi tokie drastiški gydymo metodai, kurie visiškai užmuša žmogaus imunitetą. Nesistebėkite, kad kraujagyslių lygos negydomos. Taigi, pasveikti nuo vėžio galima savarankiškai ir be išlaidavimo. Pasveikimo tikimybė labai didelė, jeigu nusiteikia kardinaliai pakeisti mitybą ir namuose daryti procedūras. Jeigu kamuoja abejonės, įtikinėti nesiruošiu. Kokį kelią pasirinkti, tai jūsų asmeninis reikalas. Bet yra mano sukurti vieši kanalai Facebook'e,
vėžys išgydomas, kur patalpintas mano beveik valandos trukmės įrašas, kuriame atskleidžiu, kaip meluoja vėžio institutų atstovai ir kaip jie klastoja duomenis. Visi, kas nori, gali susirasti pasižiūrėti. Tiesa visada slypi detalėse. Todėl visą informaciją reikia tikrinti ir gyventi su įjungta smegeninė. O kadangi sveikatos srityje cenzūra labai didelė, pasveikimo nuo vėžio metodiką galima rasti mano uždarose kanaluose Sveikatos logika. Ir ten ne tik nuo vėžio. Uždarame kanale Sveikatos logika už simbolinį mokestį yra mano publikacijos, kaip pasveikti nuo psoriazės, kurią aš pats išsigydžiau, su kuria gyvenau 28 metus. Beje, pasveikau būtent šito įrašo dėka. Pirmoje minutėje 40 sekundžių Tulio Simončini pasakė, kad vėžio ir psoriazės sukėlėjas yra tas pats. Man to užteko. Ir aš ne tik pasveikau, aš išmokau valdyti psoriazės židinį. Sveikatos logika kanale yra patarimai, kaip pasveikti nuo podagros, cukrinio diabeto antro tipo, anemijos, hemoglobino trūkumo. O tokie požymiai kaip dantų akmenys, liežuvio apnašos, pleiskanos. Tai yra pirmieji simptomai, kurie veda į rimtesnius susirgimus. Beje, į kurios žmonės nekreipia dėmesio. Bet pasveikti galima iš visų paminėtų susirgimų ir negalavimų. Taigi, visi patarimai uždarame kanale Sveikatos logika. QR kodas bus įrašo pabaigoje arba aprašyme po šituo įrašu. Būkite sveiki, iki.